Lietuvos studentų sportas švenčia gražią sukaktį. Kauno valstybinėme dramos teatre įvyko Lietuvos studentų sporto 90-mečio paminėjimas ir geriausių sportininkų apdovanojimai. Renginys sukvietė garbingus svečius, pačius iškiliausius Lietuvos sportininkus, žmonės, kurie visa širdimi dirbo Lietuvos sporto vardan. Taip pat švietimo ministerijos atstovus, kariuomenės vadą, Kauno miesto merą ir daugelį kitų. Kiek aš pamenu, sportas ir studentija yra neatsiejami dalykai ir vienas be kito negali. Ir didžioji dauguma geriausių Lietuvos sportininkų tai buvo, yra arba būsimi studentai ir aš manau, kad Lietuvos sportas yra labai stipriai priklausomas nuo Lietuvos studentijos. Visą laiką studentai, kaip ir profesionalus sportas, tai jaunų žmonių užsiėmimas, labai gerai vertinu, žinoma, tai yra labai puiku ir kad studentai sportuoja derindami mokslą ir sportą. Turim tą problemą dažnai sporte, kad vaikai, kurie mokosi mokykloje, vėliau pabaigę mokyklas, neapsisprendžia vis dėlto ar sportuoti, ar studijuoti. Tai labai svarbu, kad jie suderintų vieną ir kitą. Tai be abejo, tai puikus užsiėmimas, taip ir turi būti. Patys geriausi Lietuvos studentai sportininkai atstovauja šaliai didžiausiose tarptautinėse varžybose universiadose. Per beveik 2 dešimtmečius mūsų šalies studentai dalyvavo 10 pasaulio vasaros ir žiemos universiadų. Linkėčiau Lietuvos sportininkams ateinantį keturmetį pradėti nuo poilsio, nuo lengvesnių ateinančių metų, taip kad mėgaukitės gyvenimu, studijavimu, sportavimu, taip kad sėkmės ir po 4 metų gero pasirodymo Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. Ir sportininkam, ir studentam. Ir sportuokit, ir studijuokit, būkit sveiki, mylėkit sportas ir džiaukitės, kol visą tai gali suderinti. Šiais metais į Lietuvos sporto metraštį studentai rašė daug gražių ir prasmingų puslapių. Didžiulis būrys studentų dalyvavo Londono olimpinėse žaidynėse. 4 iš 5 medalių iškovojo studentai. 1 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos. O jei dar pridėsime trenerius, mokslininkus, medikus, organizatorius, universiteto atstovus ir auklėtinius, suprasime, koks didžiulis yra šalies universiteto indėlis Lietuvos sportui.